Tai sveiki visi. Šiandien toks, kaip pasakyti, turgaus pirkinių, kaip ir apžvalga, kaip ir truputėlis testo, gal kai kurios dalykus pasižiūrėti. Teko apsilankyti savo gimtajame mieste, aplankyti turgų. Turgus buvo tikrai užskaitytas, nes daug visokių prekių susijęs su konsolėm, su audio, video technika, žaidimai ir panašiai. Tai nedažnai tai būna, bet šį kartą tikrai geras turgus buvo. Na ir ką mes ten pagrėbėm. Tai va, vienas iš tokių egzempliorių, tai video kasečių grotuvas Hitachi. Hitachi jau yra pajungtas į maitinimą. Displėjus jau matosi brūkšniukai, tai reiškia, kad bent jau jis yra gyvas, tačiau ar veikia dar neaišku, nes ar ima kasetės, neima, gal kasečių negroja. Tai va, paskui dar keletą tokių stambesnių daiktų paėmiau, bet gal dabar dar apžvelkim tokius smulkesnius dalykus, kuriuos pavyko paimti. Tai va, vienas iš tokių Xbox One pultelis baltas, standartas. Šiaip atrodo viskas tvarkoja, spaudinėjas. Čia irgi baterijų skyriui niekas neišbėgia. Viskas kaip ir liuks, aišku, jis dabar yra murzinas. Bet manau, kad jis bus viskas gerai su juo. Gali būti gal koks analogas driftinta, bet čia irgi pataisomi dalykai. Tai va, toks egzempliorius, aišku, sakau, šiaip toks visai geros būklės, nei kažkur nudilęs, nei kažką, visai nieko. Esmė tai, kad kai patikrinęs, aš Xbox One kaip ir neturiu. Ateityje turėčiau įsigyti. Gerai, tai va, pultelis Xbox One. Sekantis irgi Xbox One pultelis, tačiau limited edition Gears of War, man atrodo. Tikriausiai, turi tokius irgi purvinas realiai. Čia jau matas, kad žaista viskas, bet čia gražu. Tikrai gražu čia. Čia gal, aš nežinau, čia kažkoks kabelis. Pakrovimo, nepakrovimo. Pakrovimo tikriausiai, bet tai čia baterijos dedasi. Tai čia gal pajung, žodžiu, bet esmė, kad čia gal yra tas lizdas palaužtas, bet realiai perlituoti galima. Pasižiūrėsim. Jis irgi reiks valyti, o šiaip visumo visai nieko. Limited edition Xbox One pultelis. Gražus toks. Taip. Toliau nenuklystam nuo pultelių. Toliau PlayStation 3 dar pultelį pagrėbiau. Irgi purvinas, žeminas, ne gali spausti, ne baterija mirusi. Tai nežinau. Matysim. Bet čia, ką aš matau, čia yra be vibracinių motorų. Aš taip įgalvojau, iš tikrųjų turgui grėbiau. Jis toks lengvas pasirodė, nes nėra DualShock užrašyta. Nelabai norėjau aš be vibracijos daug, bet tiek to. Bus gerai ir šitas irgi, reiks bandyti jungti. Ar baterija gal yra irgi mirusi, žodžiu, plauti, valyti, nes yra žiauriai purvinas. Taip, toliau iš pultelių. PlayStation 4 pultelis mėlynas. Čia, kiek suprantu, antra revizija. Ir šiaip visumoje, aišku, nesi paspaudus baterija yra įsikrovusi. Irgi taip atrodo tai nieko, aišku, purvinas, viskas. Čia kažkas prilindė kažkokių žodžių, bet irgi nesmė. Sardysim, susitvarkysim, įsivalysim ir manau turėsim PlayStation 4
puikų pultelį. Tai, toliau. Toliau, irgi, kad nekeist temos, toliau. Vat. Nežinau, kam aš juos ėmiau, bet pasiėmiau Nintendo Switch 4 Join Coins. Nu, gal ateityje pats įsigysiu Switch'ą, o gal ir ne, nes šiaip aš nemėgėjęs tų handheldų. Tai nežinau, nu, tiesiog paėmiau mažą, kas kur nors, kam nors prireiks. Tai va. Tokie va, atrodo irgi viskas normaliai, aišku, purvini. Bet, tegu būna. Maža kas, kur nors prireiks. Toliau. Toliau pasigrėbiau Xbox One maitinimo bloką. Nu, tikiuosi veiks. Irgi neturėjau Xbox One bloko. Na, irgi nubraižytas. Visas, nu, bet tiek to. Pasidarysim, kuo mažiau, kad būtų subraižyta. Toliau. Toliau, ką mes turim? O toliau yra Kinect, Xbox One Kinect kamera irgi. Tai va. Šiaip būklė visai nebloga, viskas atrodo tvarkoje, aišku, reikia jungti, testuoti. Bet, kaip sakiau, Xbox aš neturiu, man. Tai va, žodžiu, toks dar. In kolekcija. Nu, kas toliau? Toliau, aišku, kadangi pirkau video kasečių grotuvą, tai va, paėmiau ir kasetę, mašina vriemenį, laiko mašina. Šiaip, man atrodo, šitą filmą aš vaikystėje, paauglystėje, gal. Nežinau, nors nepaskaičiau, kad buvo, man kokia 12 metų, kai buvom, jeigu neklystu, tai šitą filmą mačiau, jis toks man gan baisokas pasirodė, tai bus smagu prisiminti jį. Jeigu, aišku, bus viskas tvarkoje normaliai. Tai va, kas tik įdomu, kažkaip ant kasetės nieko neprašinėta. Įdomiai. Nu, tikiuosi ta kasetė bus. Tai va. Toliau. Paėmiau dar vieną, jau piratinę tų laikų. Visi ir tie piratai tų laikų įrašinėdavo. Va. Džeinė ir melodrama ir multifilmai. Čia, kaip suprantu, tipo palei valandas. Tai tipo Džeinė ir eina 1 valandą 5-6 minutės, o multifilmai tipo 50 minučių eina. Nu va, tai va tais laikais. Pilnas turgus, kiek atsimenu, būdavo tokių, jau čia atspausdinti, jau čia šustrai padaryti. Ja, tai va tų laikų hakerių džiaugsmas, perikūpų džiaugsmas, ar kaip ten. Nu, žodžiu, nesmė. Esmė va tokią paėmiau. Na ir dar radau, paėmiau Daktarą Dolitlį. Antrą dalį. Tai va, paėmiau 3. Čia irgi nieko neprašinėta. Ai, nu čia kažkoks lipdukas, hi-fi. Kas čia? Ai, kad licencijuota tipo hi-fi DVD copy. Nu, viskas aišku. Nu, va, tai va 3 tokias kasetės paėmiau, kad turėti, nu, prasitestuoti. Šiaip video magnetofoną aš nelabai kolekcionuoju. Nežinau, kodėl juos paėmiau. Tiesiog paėmiau ir tiek. Toks buvo azartas pirkti. Tai va, ką dar, sakykime, dar yra poras tokių daiktų didesnių, kuriuos gal ir protestuosim šiandien. Tai va, vienas iš tokių didesnių. Padėkime ant viršų. Va. Net nesimato. Čia yra LG Combo video kasečių grotuvas ir DVD grotuvas. Aišku, čia matos jau yra naudotas tikrai nemažai. Ir pabrozdinimų, ypač prie mygtukų, čia viskas irgi tokių matos nudėvėjimų, tai matyti jau varė kaip priklauso. Tai va, toks bus dar egzempliorius. Dar vienas kombo prie Panasonico. Nu ir dar vienas didelis daiktas.
Va, kas čia gali būti? Ogi, šaldytuvas Xbox'o. Tai va, šaldytuvas. Atidarom durytes, va. Atsidaro viskas. Aišku, čia irgi purvinas, čia kažkokių kaip dulkių, kaip kažko. Reiks kažkaip jį apsiardyti, įsivalyti viską. Dabar tikrai nejungsiu aš jo tokio. O, turi, aišku, sakau, purvų yra, visko. Paguldykim. Mašininiai kabeliai pridėti į pirikurką. Tai gal kažkas mašinoje naudoja tiesiog jį kaip mašininį šaldytuvą. Kažkiek, kad vėsintų. Tai žiūrėsim, gal jis neveikia. Nu, jeigu kas bus dekoracija, į garažą gal nusivešiu. Bus garažą alučiui pasidėti ar dar kažkam. Nu, matysim, kaip pasakyti, ateity žiūrėsim. Tai va, tokie, sakykim, didesni pirkiniai. Didesni pirkiniai šį kartą. Ten dar liko iš tikrųjų, galėjau dar daugiau ten pirkti, bet kažkaip biškį stabdys jungiau. Bet galvoju, kad reikėjo dar kai ką pagrinti. Nu, tiek to, yra kaip yra, gal kada nors, kur nors rasiu, kai bus laiko. Nu ką, o dabar pabandykim pasižiūrėti tuos video kasečių grotuvus, ką jie sako. Jau esu pajungęs per... Ai, dar nesu pajungęs. Žadėjau sakyti, jau pajungęs, bet dėja dar skartas. Nepajungtas. Jungsiu per skartą šitas Hitačis. Turi tik arba per anteną televizorių, arba per skartą. Tai mes jungsim skartą. Jungsim per skartą. Taip, skartą jungiu. Nu va, televizorius rodo. Signalo nėra. Aha, nu okei. Nu ką, čiumpam. Ką mes čia čiumpam? Čiumpam daktarę 2 litrį. Paspaudžiam įjungimą. Įsidega P01. Ką tai gali reikšti, aš neįsivaizduoju. Nu, bet bandykim dėti kasetą. Lygu paėmė, o jis prigeso. Spaudžiam play, paspaudė play ir nepasileidžia. Nesupratau. Štai, spaudė play, atleidi, dingsta. Spaudė play, atleidi, dingsta. Spaudė play, atleidi, dingsta. Gerai, atiduok kasetę. Atiduok. Nu va, kasetė viduj ir niekas mums jos nebeatiduoda. Atiduok. Nieka. Nei prasukti, nu, žodžiu, nieko jisai. Nu, okei, gerai, kad 3 pasiėmiau kasetės. Tai gerai. Gerai, tada viskas aišku, kažkas yra problemų su juo. Viskas aišku. Jungiam lauk. Čia net nebesijungia, kas čia. Įsijungia dabar. Tai va, ir... Okei. Atjungiam skartą. Metam šitą į šoną. Metam į šoną jį. Okei, nu ką. Pareina didžiulis. Tai va, čia jau irgi yra skartas išvestis. Yra RF'as, aišku. Yra skaitmeninis išėjimas.
audio. Tai, nu ir yra audio video tie 3 laidai. Pagamintas 23 metais. Tai kiek čia jau? 22 metai. Pacans. Tai ką, jungsim per audio video. Per tos 3 tą galim nusiimti ir tarkšt. Pajungiam. Sukam antrą. Šiaip svorio turi nemažai. Toks sunkus. Daiktas. Yra zietka. Ir nejaučiu nelabai matas. Brūkšniukai. Bet skartė. Dar nejungiau. Žiūrėjau, skartė ten nieko nerodo. Spaudžiam. Įjungimą. Įsijungia. Toks išsimeta meniu. DVD video plus VHS. Okei. Čia žiūriu irgi. Yra pasirinkimai tipo DVD ar VHS. Bandom VHS. Ir čia. Okei. Ta suvalgė mūsų. Ta suvalgė. Daktarą 2 litrus. Tai dėkim dabar piratą. Paėmė. Brūkšniukai kažkaip tebėra. Pabandykim play paspaust. Spaudžiam play. Ir meta error, kiek suprantu. Spaudžiam play. Ir dabar iš viso net nebereaguoja į play. Gerai, siemam. Mechanizmas veikia, viską atiduoda, kaip priklauso. Okei. Dedam ir spaudžiam play. Ir error. Kas tas A? Tai neaišku. Error, labai viskas aišku, klaida. Irgi kažkas nei to su šituo aparatėliu. Kasečių, bent jau atiduoda kasetę. Okei, dabar persiunėm DVD ir atsidarom stalčių. Taip, stalčių atsidarom ir kur mano DVD, koks nors. UMI filmas lietuvių. Dėkim šitą. Bandykim ne jokį rašytą originalą dėkim. Disk loadus įrašė. Tylu kol kas. Ten irgi ekrane nieko. Čia irgi nieko. Nekad nieko, bet disk load tipo. Disk load. Nejaugi. Aš manau, kad irgi ne kažkas kažkur. Disk load, laudina ir neprilaudina. Ką? Pats sako, pasiimk nafik. Atsiprašau, įsprūdo biškį. Tai va, pasiėmė, sako, pasiimk tą savo diską, niekam iš čia nereikalins ir niekam neįdomu. Tai nežinau, ką mes čia darysim. Kas čia gali būti? Lazeris numiręs, apdulkėjęs lazeris, dar kažkas. Variantų daug. Aišku, vienas iš pagrindinių, kad lazeris kaltas, neskaito, neaptinka disko. Bet, o gal ir ne, nes realiai
dabar rašo, vat, kai tuščias stalčius, tai rašo no disk. Tai gal kažkur. Tai kaip jis suprantu, kad lazeris mato, kad tipo nėra disko ar kažkas, nu žodžiu. Ar lazeris turi matyti. Ar kažkoks yra daviklis. Nu, daug klausimų, kol kas mažai atsakymų. Bandysim tų atsakymų surasti. Tai va, tokie buvo turgaus radiniai. Biškį tuos didesnius prasižiūrėjom. Žodžiu, tie didesni liūdina kol kas. Bet iš kitos pusės bus darbo. Bus užsiėmimo, kai bus laiko, aišku, nes dabar vis dėlto dar vasara, kad ir kokia ta vasara, tačiau vis tiek norisi į lauką, kažkur važiuoti daryti, dar ir į darbą eiti ir viską, žodžiu, laukim žiemos, ten vis tiek jau, sakykime, iš darbo grįžai ir to laiko namie daugiau ir visko ir gali tada jau iš vis krapštytis. O dabar vasaros pabaiga, sakykime, aišku, dar ir rugsėjai bus gal gražus orai, bet esmė, kad dar noris pasidžiaugti tuo oru, ta gamta, išvažiuoti ir pabūti. Tai vat, linkiu ir jums atsipūsti nuo visų konsolių, nuo visokių darbų, pailsėti, patostogauti, kad ir kokia ta vasara mūsų. Tai va, tai ačiū, kas pažiūrėjot ir susitiksim kitą kartą. Iki.